Taigi, pradedu. Pirmas laiškas Korintiečiams, 9 skyrius nuo 24 eilutės. Argi nežinote, kad lenktynių aikštėje bėga visi bėgikai, bet tik vienas gauna laimėtojo dovaną. Bėkite taip, kad ją laimėtumėte. Vat ir aš pamokslą patį pavadinau, kad laimėčiau, ar ne? Tai yra, bėgimas gali būti įvairus. Bet Paulius į kokį bėgimą kviečia? Į bėgimą, kuriame mes turime laimėti. Ne šiaip pabėgioti, suprantat? Jis kviečia ne į pasibėgiojimą, būtent ristele ten ryto mankštai, bet būtent į bėgimą, kuriame mes turime laimėti. Ir sutikit, kad tai jau yra motyvacija. Tai yra iš tikrųjų visai kitaip nuteikia. Ką jis toliau rašo? Kiekvienas varžybų dalyvis nuo visko susilaiko. Jie taip daro, norėdami gauti vystantį vainiką, o mes nevystantį. Na, jis, aišku, čia ima pavyzdžių, reiškia, tuometinės tas olimpinės žaidynės, tarp kitko dabar čia, nežinau, Paryžiui ten baigėsi, nesibaigė ten tas Sodoma ir Gomora, kaip daug kas vadina, reiškia. Jau baigėsi, turbūt. Na, galbūt. Bet esmė iš tikrųjų, ar mes tikrai viską nusimetam, kas nereikalinga, kad laimėtumėm. Tai yra, sutikit, kad tikslas, jis pateisina priemonės, kaip kai kas sakydavo, ar ne? Ir jeigu mūsų tikslas laimėti, tai pateisina visas priemonės. Netgi tokias, kaip Jėzus sakė, jeigu tau nuodėmė, sako, gundo tave ranka, tai ranką nusikirsk, jeigu reikia, suprantat? Tai yra viską, kas trukdo, viskas turi būti atmesta. Tai yra toks reiškia, kvietimas. Ir iš tikrųjų, sutikit, kad kai stovėsim prieš Dievą, ten visi mūsų pasiteisinimai, jie nustos bet kokio galiojimo. Tai yra viską, ką mes sakysim, laiko neturėjau, ten, aš čia buvau, ten užsiėmęs ir ten nebus jokių tokių pasiteisinimų. Ten bus kaip yra, kaip tiesiai. Tai aš tuo vadovaudamasis, aš kalbu su Dievu jau šiandien, jau dabar. Nelaukiu, netidedu, žinot, kada jau paaiškės viskas. O aš dabar su juo kalbuosi ir sakau, gerai, parodyk, kas ne taip. Kur šaknys? Tai yra iš tikrųjų, kas man trukdo? Kokia kupra man dar vis trukdo, reiškia, bėgime tam dalyvauti, ar ne? Koks mano trūkumas vis dar kliūva ir kas ten būtent manyje ne taip. Ir tą mes turime atmesti ir atsisakyti. Todėl aš bėgu neklaidžiodamas ir grumiuosi ne kaip į orą smūgiuodamas, bet tramdau savo kūną ir darau jį klusnų, kad kitus mokydamas pats nepasidaryčiau atmestinas. Suprantat, mes linkę esam kitus pamokinti, ar ne? Bet pastebėjau tokį dalyką, kai ypač kada jau mes įtikėjom, gal anksčiau to nebuvo, bet kada įtikėjom, kai tik tai duodi kam nors patarimą ir staiga tokia mintis, palauk, aš pats tai darau, ar aš taip visada ilgiuosi. Suprantat, tai yra tam tikras veidrodis, ar ne, švento rašto, kuris mums neduoda šiaip savo bele ką mokinti, o mes jau mąstom, ką mes sakom, ar ne, ir mes gerai susimąstom, kad netgi ir kitų klaidos gali mums būti labai geri mokytojai, ar ne, mes galim pamatyti ir savyje tuos trūkumus. Nes sutikit, mes neturim smūgiuoti į orą, kaip jis čia labai teisingai sako. Tai yra, neturi būti mūsų veiksmai chaotiški ir tokie, su Viktorija šiandien važiavom iš Plungės pamaldų, reiškia, ir buvo tokia mintis, reiškia, papročiai, reiškia, kitaip sakant, mes, kadangi daug bendruomenių jau perėjom, dėka tarnysčių, ar ne, daug pakeitėm, tai yra įvairių papročių, ar ne, pavyzdžiui, viešpaties vakarienės papročių, ir apie kai kuriuos mes kalbėjom, ir vienur taip daro, kitur daro kitaip, kitur dar kitaip daro. Ir iš tikrųjų, kalbant apie visą tai, mes turim nuolat, reiškia, suprast, kad bet koks paprotys, jis turi prasmę. Jis ne šiaip savo yra paprotys. Tai nėra smūgiavimas į orą, kaip Paulius sako, ar ne? Aš darau dėl to, kad taip pasakė. Darau dėl to, kad mes pamokslą darom dėl to, telšiuosi pirmą pamokslą, reiškia, o po to sabatos mokyklą, ar ne? Dėl to, kad taip nusistovėjo. Ne dėl to. Sutikit, mes darom dėl to, kad tai išmintinga, kadangi žiemą temsta anksti, o pamokslas ir yra pamaldų dalis, ar ne? O po to jau sabatos mokykla gali būti ir vėliau. Tai yra, viskas turi būti racionaliai pasverta ir žinot, kodėl mes tai darom. Dėl to smūgiuojam
Ne kaip į orą, o kiekvieną savo žingsnį, savo sprendimą, kiekvieną savo gyvenime mes pamatuojam, kodėl aš elgiuosi taip. Dėl to, kad Dievas taip sako. Ar tikrai jisai taip sako? Jis keliose vietose taip sako. Reiškia, tikrai taip sako. O kodėl kiti taip daro? Gal su jais pasišnekėti? Suprantate, tai yra, neturim aklai elgtis. Mūsų bėgimas irgi būtent jis tuo yra išmintingas ir čia Paulius tiek daug pasako tame, kad sako, iš tikrųjų tai visa apimantis mūsų gyvenimas, reiškia visą mūsų gyvenimą, visas mūsų sritis. Ir tai turi būti labai aiškiai pasverta, sąmoningai suprantama ir turi būti aiškiai, reiškia, priimama ir daroma, kaip to bėgiko, ar ne, atmetant viską, kas nereikalinga, visas šiukšlės. Viskas, kas trukdo, turi būti atmesta. Ir ta pati mintis, tarp kitko, ir laiške Hebrajam 12 skyriui užrašyta, nuo 1 iki 4 eilutės. Todėl ir mes šitokio debesies liudytojų apsupti nusimeskime visas naštas bei nuodėmės pinklės ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoją Jėzų. Jis vietoj savo pridarančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Apsvarstykite, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešgyniavimą, kad nepailstumėte ir nesugleptumėte dvasia, o jums dar ir neteko priešintis iki kraujo grumintis su nuodėme. Tai suprantat, raštas mums irgi duotas, Paulius sako, duotas ne šiaip savo, ar ne? Nes ten mums duota pavyzdžių, daugybė pavyzdžių, nes 12 skyrius, prisimenat, Hebrajam jis eina po 11 ten buvo kalbama apie tikėjimo didvyrius visus. Ir sako, šitokių debesies liudytojų apsupti, tai yra matydami rašte visus tuos liudijimus tikėjimo, mes turim iš jų patirties semtis būtent ir suprasti, kad mes esam lenktynėse, mums paskirtose lenktynėse ir turim labai aiškiai vadovą, tai yra patį Jėzų Kristų, kuris mums pats svarbiausias pavyzdys, tai yra pavyzdys, kuris visiems pavyzdžiam pavyzdys, ar ne? Ir jo elgesys mums turi būti irgi pavyzdys. Ir iš tikrųjų, kalbant apie išgelbėjimo klausimus, labai dažnai svyruoja tos nuomonės, Jėzus pavyzdys, o kaip Jėzus elgėsi, ar man taip elgtis? Oi, ne, čia tipo savo darbais, ar ne, mes bandom Jėzų imituoti, o mums to neišeis ir taip toliau. Daug tokių diskusijų, bet raštas pats sako, Jėzus pavyzdys ir visi tie tikėjimo didvyriai irgi mums pavyzdžiai, dėl to bijoti nereikia, reikia sekti tuo pavyzdžiu. Kitas reikalas, kad mes tose lenktynėse, kaip ir anksčiau Paulius sakė, turim pamatyti, kas mums trukdo bėgti. Tai yra problema ne tai, kad mes, kaip dažnai šiandien netgi pas mus prasiskverbus ta idėja ir ta teologija, kad mes niekada nuodėmės nenugalėsim, dėl to vis tiek Jėzus mus pakeis ten ir taip toliau. Čia yra absurdas. Adventistų mokymas to nemoko, suprantat? Mus pakvietė Jėzus nugalėti nuodėmę. Tik tai čia jisai nurodo mums trukdančius faktorius. Tai yra tai, kas mums trukdo, o tai mes turim nusimest ir pašalinti. Ir tas procesas, kaip sutinkat, kaip suprantat, iš tikrųjų nėra lengvas. Tai yra labai sunkus procesas. Nes tos naštos, kurios mums trukdo, jos mums tokios savos ir jos taip priaugia prie mūsų. Ir jos mums tokios malonios atrodo, ar ne? Ir tokios, nepakeičiamos, beveik negalim be jų gyventi. Tai yra iš tikrųjų, jos mums atrodo beveik mūsų antrasis aš. Galima sakyti, tai netgi aš pats ir esu. Kaip prieš save prieštarausi. Kaip savo su savim kovosi, ar ne? Tai yra, reikia mylėti save, reikia priimti save tokį, koks esi. Šiandien daug tokių idėjų sklando, bet jos visos nekrikščioniškos. Taigi, ir dar vienoj vietoj labai įdomi eilutė yra Mato 11 skyriui, 12 eilutė, kur parašyta: Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė jėga puolama ir smarkieji ją savo grobia. Šiaip eilutė labai išskirtinė ir iš tikrųjų aš ir nuomonių daug girdėjau ir pats anksčiau galvodavau, kad ta eilutė kalba čia, apie tuos kunigus, rašto aiškintojus ir taip toliau, kad jie užsigrobė savo tokį monopolį dangaus karalystės, reiškia, ir nieko neįleidžia.
ir vienu žodžiu ir visus atstumia jėga, ar ne, tai yra kažkas tai tokio. Bet iš tikrųjų čia kalba visai kita ir kažkada tai suradau irgi Elenos White citatą, būtent tą vietą aiškinančią ir supratau, kad biškį nuklydau ne į tą pusę, reiškia, nes žiūrėkit, kokiam kontekste jinai parašyta. Ir skaitom vieną eilutę aukščiau. Mato 11 skyrius nuo 11 eilutės. Iš tiesų sakau jums, tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją. Bet ir mažiausiasis dangaus karalystėje didesnis už jį. Taigi, žiūrėkit, kaip jis įdomiai išdėsto, reiškia. Kalba eina apie Joną Krikštytoją ir būtent sako, nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystėje jėga puolama ir smarkieji ją savo grobia. Čia turima omeny, kad nuo Jono Krikštytojo prasideda kažkoks kitas etapas dangaus, patekimo į dangaus karalystę. Kad iš tikrųjų dabar dangaus karalystė bus duodama tiem, kurie iš tikrųjų kovoja. Suprantat? Kurie iš tikrųjų kovoja. Ir Jonas Krikštytojas buvo kaip tik paimtas kaip pavyzdys. Jisai pradininkas praktiškai naujo etapo visiškai dangaus karalystės, reiškia tų kaip užėmėjų, ar ne, tai yra pradininkas. O žiūrėkit, kas po toks Jonas Krikštytojas. Mato Evangelijoje nuo 3 skyriui, nuo 1 eilutės, jis aprašomas. Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas. Jis skelbė Judėjos dykumoje. Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. Taigi, jis pirmas pradėjo skelbti apie paskutinius laikus. Tai yra, sako, prisiartino dangaus karalystė. Tai yra, kaip jis tampa tuo stulpu ir dėl to Jėzus jį vadina, sako, kad iš tiesų, sakau, jums išgimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją. Jis tapo tuo kelrodžiu ir stulpu, reiškia, kad tas dabar jums yra pavyzdys. Ir jis pradeda skelbti, prisiartino dangaus karalystė. Tai yra, ką tai reiškia iš esmės? Tai reiškia, kad viskas laiko nėra šios žemės reikalams, ar ne? Tai yra, laiko nėra čia dar kažką tai tvarkytis ir prisirišti šitoj žemėje prie kažko tai labai rimtai. Mes priklausome, aišku, nuo darbų, priklausome nuo to pragyvenimo šaltinių ir taip toliau, bet tai neturi būti mūsų tikslas iš principo. Suprantat? Tai yra, neturi būti mūsų kažkokia tai, šventa karvė, ar ne, užimti Dievo vietą. Tai yra viskas. Kaip daugas sako, tai kad aš laiko neturiu, aš dirbu, aš ten dar kažką. Ne, tu stok. Žmogau, kas tavo prioritetai, kas tavo reiškia tikslas? Ar tu pasiruošęs dangaus karalystę jėga užimti? Tai yra įdėti jėgas ir pulti iš visų jėgų, užgrobti, ar ne? O tai reiškia, užgrobdavo tais laikais, tai būdavo apgulimas, reiškia, pilies, ar ne? Ir tai reikalaudavo daugybės aukų, reikėjo eiti tiesiog į mirtį. Kitaip sakant, tai buvo ne šiaip savo užsiėmimas. Jeigu kada filmus matėt, reiškia, istorinius, kaip puolama pilis, ten lavonais nuklota, nes kol tu užlipsi, ten gal būsi 10, o gal 100, kuris užlipsi ten ant tos sienos. Nes ten visus kitus ten arba derva apipils, arba akmenim užmėtys, arba nudurs, arba dar ką nors padarys. Suprantat, tai yra rimtas dalykas. Iš tikrųjų, ir nusiteikimas toks turi būti, tai yra kovai nusiteikimas. Ir kaip tik Jonas Krikštytojas pavyzdys, jis dykumoje gyvena. Jis ne šiaip skelbė, atėjo dangaus karalystėje prisiartino, o jis sako, o jis buvo tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs, tyruose šaukiančiojo balsas. Taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Tai yra, nusimeskite viską, kas nereikalinga. Supraskite Dievą, tiesiogiai, aiškiai, kaip jisai kalba, kaip jisai sako, o ne su savo įmantriais visokiais vingiais, reiškia, ir visokiais pasiteisinimais. Pats Jonas vilkėjo kupranagario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jo maistas buvo skėriai ir lauko medus. Ką jums tai primena? Dar vieną didį pranašą, kokį? Elija. Jis tai buvo apsirengęs, prisimenat? Tai yra Elijo, reiškia, irgi ta dvasia, o Jėzus Joną Krikštytoją ir įvardina savo mokiniams, kai jau klausė, sako, ogi turi pirmą Elijas ateiti.
kada jie buvo ant to kalno atsimainimo, prisimenat? Ir reiškia, ir jie ten pamatė, pradeda klausti, turi Elijas ateiti, tai gal va čia va ir kaip tik ir buvo tas momentas, kai mes matėm Mozę ir Eliją. Ir reiškia, va čia ir buvo jo, ne, sako, Elijas jau atėjęs yra. Tik tai, kas nori tuo tikėti, tas supras, ar ne? Tai yra iš tikrųjų. Ir jis kalbėjo apie Joną Krikštytoją. Jis po to ir pradeda komentuoti tą Joną Krikštytoją, kuris toks ir toks, reiškia, ir nėra didesnio iš moters gimusio kaip Jonas Krikštytojas. Taigi, jis apsirengęs, jo maistas skėriai lauko medus. Tai yra, matosi pavyzdys, ne šiaip savo, kad bėkite lenktynėse ir nusimeskite viską, bet aiškiai matosi. Jis atsitraukęs nuo pasaulio visų tų reikalų, ar ne, gyvena dykumoje, jis rengiasi labai paprastai, tenkinasi paprastu maistu, jo tikslas nėra nei maistas, nei pasipuošimai kažkokie tai, jis atsidavė vienam tikslui. Ir būtent jisai, jo skelbimas yra ne tiek patys žodžiai, nes jis daug pamokslų nepasakė, prisimenat, užrašyta labai nedaug. Ateikite, jūs ten angių išperos, reiškia, kurie ten atėjo, reiškia, veidmainiai ir taip toliau, bet jis daug pamokslų nepasakė, bet jis pamokslavo savo gyvenimu. Jo gyvenimas rodė, ko jis laukia. Jo gyvenimas rodė, kad prisiartino dangaus karalystė, suprantate, tai yra, jį pasižiūrėjęs, aiškiai matėsi, jo dangaus karalystė prisiartino. Ir tai buvo pavyzdys visiems. Dėl to Jėzus jį taip ir nurodė. Ir sako, taip, tam reiks jėgų, reiks kovoti, reiks užimti tą karalystę jėgą, reikia kovoti. Išgirdus mums apie žodį kovoti, mums iškyla iš karto, oi, bet aš negaliu, bet aš bandžiau, o man nieko neišeina. Ir žinot, aš visada prisimenu, apie tai galvodamas, visada prisimenu iš lekcijų apie sveikatą, visada būdavo tokia tema apie pasirinkimą, laisvas pasirinkimas, reiškia, ir ten buvo kalbama apie tokį išmoktą bejėgiškumą. Teko girdėti tokį terminą, ar ne? Ten cituojamas toksai vienas tyrimas mokslinis, kai su šunimis darė, reiškia, kai narvuose jiem duodavo tokį lengvą šoką, elektrošoką, ir jie bandydavo iš pradžių ištrūkti, ten cypdavo, ten visą kitą, o po to nustojo priešintis. Ir tada, reiškia, kai jie nustojo priešintis, atidarė duris, reiškia, narvo ir duodavo tą elektrošoką. Jie cypdavo, bet ten sėdėjo tarp narvų. Tai yra išmoktas bejėgiškumas, jie nustojo kovoti, suprantat? Jie nustojo kovoti, nes taip yra mūsų smegenys kažkuria prasme daro pastangas, iš pradžių ieško išeities, bet jeigu to išeities neranda, tai, suprantat, nuleidžia rankas ir viskas ir atrodo, tegul, kaip ir, vienu žodžiu, ką jau darysiu. Gali būti. Kažkuria prasme tam tikros rytys gali būti ir atrofuojasi. Gerai, žiūrim toliau. Tačiau yra rašte nemažai vietų, kurios mus aiškiai duoda suprast, aš visą galiu tame, kuris mane stiprina. Prisimenat, ar ne? Arba kitoje vietoje Kristus, kuris mane stiprina. Tai reiškia, aš galiu viską. Ir aš nepriklausau nuo aplinkybių. Neturi būti aplinkybės, kurios, reiškia, mane trikdo, arba, sakysim, vėjas ne iš tos pusės papūtė, arba kažkokios ypatingos, reiškia, susiklostė aplinkybės, kad dabar aš galiu ir pralaimėti. Jėzus niekada to nemokė, suprantat, niekada to nesakė. Ir kur bėda iš tikrųjų mūsų? Va čia Paulius vienoje vietoje laiške Filipiečiams 4 nuo 11 eilutės, Filipiečiams 4 skyrius nuo 11 eilutės sako, suprantama, aš visai nemanau skųstis stoka, nes išmokau būti patenkintas savo būklę. Esu patyręs ir vargo, ir pertekliaus. Visa, ko teko ragauti, buvau sotus ir alkanas, turtingas ir beturtis. Ir po to jisai sako, aš visą galiu tame, kuris mane stiprina. Tai yra, man buvo visokių aplinkybių. Buvau, aš sakau, aplinkybėse, kur, reiškia, buvau turtingas, nes kažkas manim pasirūpino, mane išlaikė ir aš buvau turtingas. Ir korintiečiams jisai sako, kitos bendruomenės mane neišlaiko, o aš nors ir turiu teisę gyventi iš Evangelijos, iš jūsų aš neimsiu. Kad jūs man nepriekaištautumėt, kad jūs mane maitinat čia tipo ir mane išlaikot, ar ne? Bet kitose situacijose aš buvau neturtingas ir kalėjime sėdėjau.
bet mane pasirūpino, išlaikė, atnešė, reiškia, rūpinosi. Tai yra, aš visokiose aplinkybėse buvau, bet tos aplinkybės neturėjo man įtakos. Mano tikslas vis tiek išliko tas pats. Aplinkybės nepakeitė mano tikslo ir nepakeitė mano pamato, ant kurio aš stoviu, va tos uolos, ant kurios aš stoviu. Jos man neturi įtakos. Ir Paulius niekada nesiteisino aplinkybėmis. Aplinkybės pasikeitė, jis žino, jis klausė Dievo valios ir žino, kur ir ką man daryti. Šventoji dvasia jam sako, eik tenai, o tenai neik. Čia daugiau nebegrįžk, o eik tenai. Suprantat, apaštalų darbuose jūs tokių situacijų ne vieną surasit. Ir va čia iš tikrųjų mums reikėtų labai rimtai peržiūrėti savo gyvenimą, nes suprantat, kame reikalas. Va tas išmoktas bejėgiškumas, jisai ir krikščioniškam gyvenime duoda savo vaisius. Ir tie vaisiai atsiranda, tokie, tokiom teologijom, tai yra jos pasireiškia tokiom teologijom. Ką aš bandžiau bejėgis, bet Dievas man atleis ir ten kada nors, kaip nors, reiškia, išvalys mane. Dar vienas dalykas, kada mes stojam į kovą su nuodėme kažkokia ir pralaimim, ir po to mus ragina ar pamokslą išgirstam, ar rašte paskaitom kažkokią tai vietą, mus iš karto apima tokia baimė, pralaimėjimo baimė. Tai aš vėl pralaimėsiu, man vėl nieko neišeis ir aš vėl suklupsiu, suprantat? O Jėzus mokino, sako, šiandienai užtenka savo rūpesčių. Tu galvok apie šiandien, o ne apie rytoj ir kas vėl bus ir taip toliau. Šiandienos tau užtenka, bet tu galvok apie šiandien, kaip šiandien nugalėti. Tai yra, užsidaryk tame šiandienos, reiškia, kontekste. Nes kas bus rytoj, rytdiena yra viešpačiui priklauso, ar ne? Ji ne tau priklauso. Tu pasirūpink šiandien. Ir šiandien tu gali viską. Kas rytoj bus? O rytoj, kaip mums raudų, reiškia, 3 skyrius sako, kas rytą jau malonė vis nauja. Ir aš naujas kūrinys kiekvieną rytą, suprantat? Ir aš iš naujo galiu pradėti naują pradžią, ar ne? Tai yra nauja pradžia. Suprantat, kaip yra, netgi kai kuriuose tautose yra tokios patarlės, kaip pavyzdžiui, pas Britus yra tokia patarlė, kaip jis skamba dabar tiksliai, po mylę gyvenimas baisus, o po jardą nuostabus. Suprantat, po žingsnį, jardas tai yra žingsnis, ar ne pas juos, tai po žingsnį gyvenimas nuostabus. Bet jeigu žiūrėti į visą ateitį, reiškia, kas tavęs laukia, kokie sunkumai, košmaras, baimė apima, siaubas apima, suprantat, ir pralaimėjimo baimė. Va čia yra paslaptis, kuri mus iš tikrųjų labai išvargina. Ir šitos paslapties Jėzus moko, bet dauguma praleidžia visą tai, reiškia, pro pirštus, kaip sakyti, nepastebi šito dalyko ir nuolat pakliūva į tas pačias bėdas. O Jonas, apaštalas Jonas, pirmam savo laiške, kaip tik mokina labai praktinių žingsnių. Vat ką mums reikia daryti, kad nugalėtumėm. Ir tie žingsniai atrodo iš tikrųjų labai paprasti. Pirmam skyriui, pirmam Jono laiške, pirmam skyriui nuo 7 eilutės. Gerai, jums žinomos, aš labai dažnai cituoju tas eilutės. Atsiprašau, o jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais ir jo sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Va čia jis padarė bendrą apžvalgą, ar ne? Ką mums reikia? Vaikščioti šviesoje. O kas yra šviesa? Dievo žodis yra šviesa. Žingsniai, kiekvienam mūsų žingsniui, tai yra mūsų kojom, reiškia šviesa. Tai yra mes einam pasišviesdami Dievo žodžiu. Vadinasi, kiekvieną dieną mums reikia skaityti Dievo žodį, kad būti šviesoje. Ir ką ta šviesa daro? Mes bendraujame vieni su kitais, ar ne? Į susirinkimus einam, dalinami savo liudijimais, savo patyrimais ir tokiu būdu stiprinam vienas kitą, meldžiamės vienas už kitą. Ir jo sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Tai yra, iš rašto mes žinom ir apie sūnų Jėzų, apie tą, kuris praliejo už mus savo kraują, vadinasi, yra priemonė mūsų nuodėmingai prigimčiai keisti. Toliau. Jei sakytume, jog neturime nuodėmės, klaidintume patį save ir nebūtų mumyse tiesos. Va ta tiesa, Dievo žodis yra tiesa,
ji neapsigyvens mumyse, jeigu mes nuolat teisinsimės. Ar ne? Tai ir sakysim, čia ne aš, ne mano, ar ne. Aš be trūkumų, arba, tiesiai nesakom, mes gudriai ten kaip nors išvedžiojam, reiškia, bet visada, aš nuodėmingas, bet čia aš teisus, ar ne, čia šituo konkrečiu atveju. Tai yra, visada mes kažkokį išsisukinėjom, bet čia ir yra paslaptis. Nes toliau jis sako, jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Suprantat, mumyse gyvena nuodėmė. Nuodėmė tai yra tam tikras, reiškia, užsimezgęs geismas, ar ne, kaip Jokūbas apibūdina, ar ne. Bet tas nuodėmingas geismas ne šiaip savo atsiranda, jis ateina iš mūsų nedorybių. Tai yra mumyse tų gyvenančių trūkumų charakterių, ar ne? Tai yra ten pavydas, išdidumas, ten, reiškia, piktumas ir taip toliau. Tai yra visi šitie dalykai, jie inicijuoja visas tas nuodėmes, kurias mes darom, užmezga tam tikras mintis, tos mintys pasireiškia žodžiais, veiksmais ten ir taip toliau. Suprantate, tai yra visas tas kelias. Ir jeigu aš išpažįstu arba įvardinu nuodėmę, kas įvyksta? Jeigu aš ją teisinu, ji lieka kaip paslėptas priešas, suprantat, kuris kitą progą panaudos ir vėl įdurs man, ir vėl, reiškia, sugundys. Bet jeigu aš ją įvardinu, kitą kartą, kai vėl pradeda pagunda atsirast, čia tas pats. Aš jau jį pažįstu, suprantat, man lengva jam priešintis. Už tai, kad tik įvardintą priešą gali nugalėti. Priešas, kurį mes vadinam draugu, suprantat, arba neįvardinam priešų, jis mums iš paslapčių, iš pasalų jis mums skirs, tada, kai mes mažiausiai tikimės. Tai yra, mes esam bejėgiai prieš priešą, kurio nematome. O tada, kai įvardinama, pažymim jį ir aiškiai, reiškia, duodam ir savo pirmiausiai, ir kitiems suprast, kad aš čia turiu silpnybę, ir čia mano bėda yra iš tikrųjų. Ir įvardinam ir prašom kitų melstis už ją, ir prašom Dievą, reiškia, kovojam, mes kovojam tada jau iki kraujo, mes žinom jo visas paslaptis tos nuodėmės, žinom, kurioje vietoje jinai pasaloj manęs laukia, ar ne kokiose situacijose jinai mane užpuola ir taip toliau. Ji jau nustoja būti tuo akivaizdžiu priešu, o akivaizdus priešas jis nugalimas yra, su juo galima kovoti. Juo labiau ir žinai, ko prašyti tada Dievo, ar ne, žinai konkrečiai, ko prašyti. Nes jis parodo mums visą tai. Ir jis toliau dar kartą kartoja, jei sakytume, kad nesame nusidėję, darytume jį melagiu ir nebūtų mumyse jo žodžio. Čia tas paralelizmas panaudotas 2 kartus, reiškia, sako, jokių būdų nesiteisinkit, jokių būdų nesakykit, kad ne jūs ir taip toliau, kad čia kiti ir taip toliau. Nes viskas tada nubraukia visą jėgą, reiškia, jūs vėl pakliūsit į tuos pačius spąstus. Ir jeigu kažkokią mintį rašte kartoja 2, o kartais net 3 kartus būna kartoja, reiškia, tai ypatingai svarbu. Vadinasi, mūsų didžiausia problema, ir kaip iš Apreiškimo knygos žinom 3 skyriaus Laudikijos, ta bažnyčia, ta paskutinių laikų krikščionybė, į didžiausia bėda yra ta drungnumas, ar ne, tai yra žinių religija. Aš tenkinuosi žiniomis. Aš žinau raštą, aš žinau tą ir taip toliau. Bet ar tu įgyvendinai tai praktiškai? Suprantat, tai yra nėra praktiškumo. O tie pasiteisinimai, jie ir nuveda mus į tą tokią žinių religiją. Reiškia, mes nesikeičiam. Kitaip sakant, mumyse neatsiranda tų vaisių, kuriais mes galėtumėm ir kitus pamaitinti, ir Dievą pradžiuginti. Ir toliau, o čia, aišku, Jonas rašydamas tikrai neskirstė į skyrius, ar ne, raštas jo, tai yra jo laiškas buvo vientisas, ir ten toliau sako, mano vaikeliai, rašau jums tai, kad nedarytumėte nuodėmių, o jei kuris nusidėtų, tai mes turime užtarėją pas tėvą teisų Jėzų Kristų. Jis yra permaldavęs už mūsų nuodėmes ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio. Čia tai, ką aš sakiau, nebijokim suklupti, nebijokim. Mes turim užtarėją, ar ne? Ir kiekvieną rytą jo malonė vis nauja. Nebijokim, kad suklysim, nes dažnai kaip tik iš baimės ir kyla visos bėdos, ar ne? Tai yra, mes suklumpam labai dažnai iš baimės. Bijodami suklyst, mes net ir nesiimam kovos, tai yra, nepradedam rimtai kovoti savo gyvenime. Vis tiek pralaimėsiu, tai geriau nedarysiu.
Nieko nekeisiu. Palauksiu, Jėzus sugrįš, reiškia, ir ten mane pakeis, ar ne? Ne. Nebijokim. Eikim drąsiai ir kovokim. Nes tame ir pasireiškia tikrasis tikėjimas. Tai ir yra tikėjimas, kada mes tikim, kad Dievas duos jėgų, o Jis duoda jėgų tik tai kovojantiems. Jis gali sužadinti mumise norą sukilti prieš nuodėmę, mumise gyvenančią nuodėmę, ar ne, kuri pavergė mus. Jis gali mums sužadinti norą, bet jėgų Jisai duos tik tam, kuris drąsiai eina į kovą. Va tada mes gausim jėgų ir tada nugalėsim. Su pačiu savim. Be abejo, su mumise gyvenančia nuodėmė, tai yra ne su pačiu savim. Čia šitą prasme aš biškį paprieštaraučiau. Paskaitykim Romiečiams 7 skyrių. Ten labai Paulius aiškiai įvardina, kad iš tikrųjų nuodėmė tai nesu aš. Ir mano nuodėminga prigimtis tai nesu aš. Dievas, kada žiūri į mane, jis kada aš Kristuje ar ne, jis ne mane mato. Suprantat, tai yra ne mano nuodėmę mato. Ir Paulius labai aiškiai duoda Romiečiams 7 skyriui tą supratimą, nes mes ir bejėgiai kovot su savim, suprantat. Nes kiek su savim gali kovot, negali kovot. Bet kada aš suprantu, kad nuodėmė tai yra vergvaldys, kuris užvaldė mane ir Kristus atėjo mane išvaduoti iš jo vergijos, suprantat? Va čia visiškai kitas žaidimas prasideda ir visai kita motyvacija mūsų kovoja. Tada aš kovoju su savo priešu, ar ne su savimi, suprantat? Jis mane užvaldė, o tas žvėris gyvenantis manyje, jis mane valdo ir iš manęs tyčiojasi. Aš turiu jį nugalėti. Jisai sudarė sąjungą su šėtonu, o Kristus pakvietė mane į laisvę, sako, aš tave išlaisvinau, tu laisvas, tu nepriklausomas nuo jo, tu neskolingas jam nieko. O čia jis duoda aiškiai suprast, kad mes ir nuodėmė esam skirtingi dalykai. Dėl to Dievas mus myli, nes jeigu mes būtumėm nuodėmė, jis mūsų nemylėtų. O mes, kada galvojam apie save kaip apie nuodėmę, mes problemą, mes tada nusigrėžiam nuo Dievo, suprantat? Jis negali mūsų mylėti, nes mes tapatinam save su nuodėmė, o mes turim netapatinti save. Ji yra mano vergvaldys, ji mane užvaldė ir mes šaukiamės Dievo, kad padėtų, duotų jėgų mums ją nugalėti, kad ji mūsų nevaldytų. Tai va tiek, šiandien norėjau su jumis pasidalinti ir